Visiems geros dienos. Šiandien darysim guliašą. Tikrą guliašą. Padruskinsim. Nu, čia daržovės kokių mums reikės. Pomidorai, paprika, svogūnai, morkos ir pomidorų padažas. Na, mes iki turėjom kepę jau. Dedam čia. Truputį patušinti. Čia užsipilam į tą pačią keptuvę. Truputį aliejaus. Susidedam mūsų morkas. Aišku, pasūdom. Papipirinam. Sudėsim iškart papriką. Galim dėti pomidorus. Tegul pakepa irgi. Na, daržovės turim iškepusius jau. Dabar įpilam kepto pomidorų padažo. Išmaišom ir duodam pakepti biškį. Jau turim pasiruošę. Jau mūsų daržovės yra sukeptos, sutroškintos. Dabar galim dėti mėsytę. Ten mes iškart pasidėsim katlą buliam. Kaip sakiau, darysim bulių košę. Mūsų bulių vanduo užvirė. Dedam bulius. Nu, nusisukim bulius. Darysim bulių košę. Įdėsim sviesto. Porą gabaliukų. Įpilsim truputį pieno. Na, o košę turim. Čia mūsų košykė. Ir čia mūsų fantastiškas guliašas. Visiems prie stalo, visiems skanaus ir iki sekančio.